Na ką, prasidėjo antroji diena stovyklos. Visą naktį lyjo, kai turi būti, ne visą, kokias 3 valandas, 2 pylė, kai turi būti. Lyjo. Nu ir nieka, jis atsigersi kavos, o po to aiškinsies, ar pralyjo chebra, sulyjo, nesulyjo, kadangi pas mane jie yra paaugliukai, 15-16 metų, tai daug nepergyvenu. Pakankamai savarankiški, bet vis tiek reikia susižiūrėti, jeigu sušlapo sutvarkyti, jeigu palapinės perlijo pasidangstyti, nors jau šią savaitę nebeturėtų tokių lietų būti, bet reikės vėliau pasižiūrėti. Naktį nieks neverkė, triukšmo nekėlė, tai lygtais yra gerai. Nu va, turėjom atidarymo rikiuotę, pasveikinam su gimtadieniu, tai greitai praėjo informacija ir ką, prasideda mūsų jau antroji stovyklos diena ir manęs tiksliau laukia ateinančias 3 valandos išgyvenimo ABC. Tai vėl mokysimės užkurti laužą, mokysimės darytis filtrus, aiškinsimės, kas išgyvena, kas ne ir žiūrėsime, kaip galima mes prisitaikyti gamtoj ir joje išlikti. Na ką, vaikai gaminasi filtrus, aš pasiimsiu stiklainius užmiršau ir eisim filtruotis to neužilgo vandenį ir bandysim virti vienkartiniame puodelyje. Turiu keletą minučių laisvesnių, vyksta programos, mano vaikai eina estafetės, mano pavaduotojas veda jas, sakau, aš apeisiu, pažiūrėsiu, kaip sekasi visai kitai stovyklai. Taigi aplankėm apyrankių pynimą, bokštą lipo, vieną vaiką palydėjau iki medpunkto, nes koja prasibrozina stiprokai, dabar einam iki lankų, pažiūrėsim, kaip šaudo, tada grįšim prie estafečių, grįšim prie kliūčių rožo ir pažiūrėsime, kaip sekasi lipti į dėžių bokštą. Atsargiai pirštai! Atsargiai! Atvarėm iki kanojų varžybų, tai jie dabar šičia varžosi, mokosi ir užsiema tikrai labai linksma programa. Pradėjo visai neblogai lyti, griaudėt. Mes einam tikrinti palapinių ir valgyti tuo pačiu metu. Maistas. Pagom. Na ir pas mus ateina iš pažiūros audra. Dar paskutinis žvilgsnis per palapinės. Pradeda lyti, griaudėt ir laukia aфигienas smagumas. Čia va tokios visokie bairiai. Mes ištraukiam
iki pačio galo. Pastumėm daiktus. Ir tikimės, kad tos visos palapinės išgyvens. Nes kaip ir užpraeitą savaitę, driokstels kaip turi būti. Vėl bairis. Slepiam visus šitos dalykus, nes jiems į vidų pribėgs vanduo. Tai lygtais mūsų visa audra praėjo, gražėjo, noras dar kelis kadrus gražius pasidaryti su dronu pasiimti. O tuo metu vaikai, ką dabar daro, žaidžia bingo, nes jau mūsų vakaro laužo nebebus, šlapia, tai rikiuotę irgi atšaukiam. Komendantas per lietų susirinko, tiksliau, adjutantas susirinko savo vėliavas. Tai mūsų dabar programa visas vyks po stogu, kad čia dar turime gerą apie 40 minučių naktypečiai, turėsim refleksijas ir bus laikas miegoti ir baigsis mūsų diena. Kartais oras labai gerai pakoreguoja programinius elementus, bet drąsiai prisitaikom, turim planą visą laiką B, tai viskas kontroliai ir valdoma. Svarbiausia, kad palapinės neperlitų, tai einu patikrinsiu savo ir pažiūrėsim, kas čia darosi su kitu. Ten tai pasaka atrodo. Turim lietų, saulė šviečia. Aš sakau, tai yra golden hour, kai yra tobula saulė, tobulas apšvietimas. Turim lengvą rūką, vis dar lyja, bet nesusilaikiau neišeit pasifilmuoti tokių gražių vaizdų kaip va tenais. Pasaka. Tai yra, sakau, tobuliausias momentas daryti video, daryti nuotraukas, nes tobulas apšvietimas, tobula saulė, tobulas dangus. Gaila, kad lietus. Su dronu truputėlį pasikėlėm pasifilmuoti. Tikiuosi vaizdai gražus, ką pavyko, nes pradėjo lynuoti, negaliu jo laikyti, bet bent jau šitas buvo pasaka. Laukia mūsų naktypečiai, laukia mūsų refleksija, ruošimasis miegoti ir diena baigta. Jūs einat į Vaivorykštę?